Visi sveiki, su jumi vėl aš Šarūnas Gudunskas, atšilo oras, pakilo noras, tvarkom balandinės, barstėm, nesakysiu ko, ir jums vis tiek neįdomu, čia man naudinga, kaip sakėt, čia man naudinga, viską ką rodai, tai tik tau naudinga. Skiepini balandžius, rodai apie skiepus, apie vaistus, tai čia tau naudinga. Tai taip ir nusprendžiau, kad, ir likit protingi, o man lai būna naudinga, tai va. Paukščiai maudosi, aš arbatą geriu. Rytoj viršutinę būdą įsivalysiu. Viršutinę būdą. Donatas padės. Tai va, tai taip, kad ruošios perėtis. Kai sakau, nei ko girdysiu, nei ko pragirdysiu, jums čia neįdomu. Jums nereikia, tai ir nerodysiu. Baigiau aš visus jau pragirdymus. Taip tik tai parodysiu paukščius ir tai gal dabar ne visada, nes nėra noro. Dėl jumi ką nors daryti, nėra noro. Nėra noro, kas norės susiras pats. Tai va, tai kaip tik tai man naudinga, tai tada lai būna man naudinga. Nėra ko su jumi dalintis. Jūs važiuokit į Kelcus, Šmelcus, keiskitės lygom, va, grįšite, išmirs balandinės, bus gerai, turgus atsigaus, prekyba pajudėsiu. Nieko jums nereikia, man tai to labiau, žinokite. Man to labiau nieko nereikia, man viskas gerai. Man nieko netrūksta, visko turiu, gerai gyvenu. Ir manau, gerai gyvensiu dar toliau. Tai va, paukštukai įsimaudė visą dieną. Čia išvaręs aš juos. Sušlapę. Dabar velnias vėl suleisiu ant miltų kvietinių. Išbarstyta žemė, tai sulips visi, suguls, vėl bus uodegos šlapios, blemba. Tai ne šlapios, bet sulipusios pabals. Bet ką darysi, svarbu dabar ant grindų nors gražu tai. Rytoj viršutinės būdas iškopti. Pasiruošiu būdą perėjimui. Reikia popierių susitiesti lizdus, reikia persus apkarpyti savo. Yra tokių visokių darbų pasiruošimo. Reik judėti. Ilsėtis nėra kada, švęsti taip pat. Nors jau norėtųsi, kaip sakyt, švenčių ilgų. Bet nieko nepadarysi. Žinoma, ir perėti nereikėtų, turiu šitų paukščių, bet reik raudonų, geltonų daugiau atstatyti, nes matot, nebeliko. Pasiėmė žmonės. Reikia padaryti. Dar seni klientai prašė keletą paukščių užauginti, bet čia jau kas liks jiems po to.
Tai va, tai taip sudėliosiu reikia. Reikia biškį su geltonais padirbti. Truputį padauginti jų, nes paukščiai sensta. Reikia kažką tai atsinaujinti. Tai va, taip ir padarysiu kažką tai. Kažką tai daug nenoriu, nesakau, šiaip turiu va, visą krūvą reikia pradėti vaikyti. Nuo pavasario. Ten dar suskrydę. Tai šiaip tų paukščių pakanka skraidimui. Bet kaip aš iš visokių kelcių, šmelcių neatsivežu, neturiu iš ko atsivežti, reikia pačiam taupyti, kai sakyt atsargas dėtis. Nėra kur, man nėra kur. Kiekvienais metais maišais atsivežti. Ir kur jos dėti, nežinau, kur, nematau aš. Tų paukščių turgui. Nematau, reiškiasi kažkas ne taip. Tai va, aišku, ne mano reikalas. Ne mano reikalas, kur kaip ten kas vyksta, tai aš neturiu, nėra man nei pas jokį dėdę nuvažiuoti ir pasiimti. Mes turim tik su Valdu, tai mums nėra kur imti, tik tai vienas iš kito. Bet sakau, veisliniai paukščiai sensta su metais vis. Tai reik turėti rezervą. Tai per didelius nenoriu, reikės perėti. Reikės perėti, tai ką. Paruošim greitai viską ir bus liuks. Bus liuks. Šlapia, aišku, drėgna blemba toks. Įsivalysiu balandinės, vėl bus ilgam. Veisliniai. Sudėsiu popierius ir ant grindų, tikriausiai ir į lizdus, kad nereikėtų grindų gramdyti, popierį suvynioji ir išmeti į kitą patiesiai. Nu, kažkaip bandysiu pasilengvinti savo senam darbą. Aišku, ten to perėjimo nebus tiek daug, bet vis tiek dar papildoma viena balandinė valymui. Tai papildomas darbas ir sunkus darbas. Tai va, tai ką šitas turgus ir dar kažkaip kalba, gal 31 rinksimės. Aišku, aš abejoju, bet gal žmonės, kurie neišvažiavę kažkur nešvenčia, gal kas atvažiuos, bet manau toksai šventinis, po šventinis, prieš šventinis turgus, tai šitas turėtų būti geras, aišku. Aišku, bus daug išvažiavusių, bet čia jau jų problema. Mes palaikysim lietuvišką turgų. Manau, aktualesnė problema nei lenkiškas. Atsivežė Valdas kviečių, miežių. Bus vėl parduotuviai. Taip kad pigus miežiai neatpigs. Ta nepabrangs nei miežiai, nei kviečiai. Galite drąsiai eit pirkt.
arbatėlės atsigėrėm. Reiks eit viršų pasišerti, iš ryto nešėriau dabar. Per išeiginės duodu vakare. Darbo dienom iš ryto jos pašeriu. Viršutinės dar reikia. Persus apsikarpyčiampės, kad galėtų gerai pasimindžiat. Aišku, dabar dar nenoriu, kad jie perėtų, bet vis tiek apkarpysiu, paruošiu, išvalysim jiems skyrių, bus švaru, gražu. Su mažom čiampėm ir į lauką patogiau jiems įskristi. Tai va, tai taip po truputį mes judam pirmin. Jo, jūs tai šlapikai vištos, nu. Pabandykit tik sugult man ir vėl įsibalintas uodegas, kai velniai. Oras toksai bjaurus, nežinai, ar čia rytas, ar čia jau vakaras. Net neprašvyto, niūrų, nyku. Tiesiog baisu, šaunuoliai, kad dedat į parodą, parodot paukščius. Žmonės gali pažiūrėti. Gali pažiūrėti, kokių paukščių nori gal auginti, kokių geriau neauginti. Tai va, tai taip smagu, kad judat, po biškį daugėja jumi. Šaunuoliai. Lauksim to kito mėnesio, rinksim nugalėtoją, duosim kokį prizą. Siurprizą. Tai va, bus vis tiek įdomiau praleisti žiemą. Linksmiau. Ir jums, ir man. Tai va, paukščiai laukia būdos. Visi nori eit į namus, sėdėt namie, negu laukia einu. Miežių ištrauksiu. Biškį pabersim tinginiams miežių. Laukia laipalėse. Biškį. Nors va normą šerių, sakau, tokio nerodo didelio noro lesti, kad puola miršta, po kojom krenta nėra, kaip mato tokie visi pasimaudė, lauke pasibuvo ir sako, davai, daryk, reik čia irgi paskui biškį. Orai gal geresni bus. Atrinkt patinus nuo patelių, uždaryti. Atskirai į skyrius ir laisėdė atskirai, kad nesiporytų čia man visokių netyčiukų ir kiaušinių nedėtų. Atskirsiu ir vieną dieną vienus, kitą dieną kitus. Nu, taip ir vargstam. Jokio poilsio, jokio, kai sakyt, atsipalaidavimo. Biškį atsipalaidoji, kol šeria, bet tai tada dulkės, plunksnos. Tada jie nesiporina nieko. O dabar vis arčiau pradės po kalėdų, naujų metų, kai sako čigonas, ir kailinius parduoda.
pradės biški tie orai. Saulutė gal kur išlys, tai greitai čia. Dar tarp jauniklių esu primetęs. Pas patelės blemba, lyg tai patinas dar vienas išlinda reikia. Reikia primedžiot, prižiūrėti. O čia va arklys trypia. Reikia kažkaip susitvarkyti. Nu, po truputį. Dirbam. Savo labui dirbam, niekieno. Tai va, tai taip, kad kai sako, tas kaifas per sunku darbą ateina. Nelaikas. Kaifot, kai sako, čia valjeruose aukštas skraidžius laikot, nu ir kur čia tokius. Kur čia jos laikyti? Per tokį orą nei pačiam kaifas, nei paukščių ne kaifas. Šlapia, drėgna, rūkas. Namie šilta. Jauku. Tai va, niekam nemalonu per tokį orą čia trypti. Aš irgi čia su kroksais iššokau. Jau kojos sušlapo, blemba. Per sniegą, per balas. Pašarus sudėliojau. Susipilšiau, susimaišiau. Nu va taip ir. Paskui jau patinams, su patelėms, kas neįsi porais. Žieminis pašaras. Žieminis. O patinus su patelės, kurios atrinksiu, jau pradėsiu duot geresnio pašaro. Bet čia, kaip sakyti, tik tai man naudinga. Informacija jums ne. Tik aš iš to naudos turiu. Dar vienas baibokas. Reikia surinkti, atrinktas. Tai va, taip kad, nu ką, ruošiamės turgui. Eisim, įsidžiovinsim kojines. Pasėdėsim šilumoj. Ir ką, rytoj anksti važiuosim jums, ruošim kavą. Kad atvažiavę jau turėtumėt užsivirt kavos. Tai kągi, visiems iki ir pasimatysime prie kavos turgui. Viso.